Andrių į svečius į Šiaulius. Andrius yra mūsų komandoje, mano komandoje, mes esame Valentinos komandoje ir važinėjau po visą Lietuvą, bet paskui pagalvojau, kad čia yra tokių deimančiukų ir tarp mūsų netoli važiuoti reikia, pačiuose Šiauliuose, tai atvažiavau pakalbinti Andriaus ir pasiklausysim jo istorijos. Sako, Diana, reikia vyrus pakalbinti. Taip, klausomės, Andriau, papasakok. Nu, tai ką žinau, aš šiaip pradėjau produktus naudoti, vartoti nuo praeitų metų spalio mėnesio kažkur. Aiškiai, pirmiausia, iš tavęs Liana nusipirkau Gridmaxą, nes kažkodėl labai norėjau žarnyną įsivalyti. Nu, tokį, aš vedu tokį sveikesnį gyvenimo būdą, sakykime, tai ir labai ieškojau net, kur man reikia įsivalyti žarnyną, kažkodėl nusivedė likimas, ta prasme, kad... Viskas būna taip, kaip reikia, atsirado laiku ir vietai. Ir ta prasme, ir nusipirkau pirmiausia, Gridmaxą nusipirkau pirmiausia, jo. Ir čia parodykime, ar jau čia visi žino? Nes turiu visus produktus. Žarnyno valymo. Gridmaxą ir ta prasme, tai pradėjau vartoti ir kažkaip nenugirdau, ar gal nenugirdau, gal kažkaip, kad reiškia iš karto išgėriau visą pakelį grįžęs vakare ir ta prasme, jo, man labai suveikė, tai 3 dienas bijojau valgyti kažką. Iš tikrųjų, jo, tai atsimenu, dar atvažiavau po Valentiną atvažiavusi, kažkaip sekmadienį ten, sakau, nieko man tik vandens. Jo, ir paskui Valentina atsivežė labai šaunią kavą, pirmas iki pamačiau, tai iš tikrųjų ir kažkaip susigundžiau, sakau, reikia kavos pabandyti truputį, tada jo, išgėriau kavos ir vėl į tualetą bėgau, atsimenu pas Dianą. Tai va, ir po to, po kokių 3 dienų įjungiau Maxą ir Gridmaxą, jo, ta prasme. Tai iš tikrųjų žarnyno valymą tai labai pajutau, ta prasme, reiškia, bet palaipsniui, matyt, prasivalė ir nebereikėjo taip lakstyti tualetą. Aš nebereikėjo mažinti dozių visą laiką. Ne, aš ir Gridmaxą ir Gridmaxą iš karto po visą pakelį gerdavau, ir geriau iki šiol. Tai neišsivargai, kad taip tau suveikė po Ne, pirmo karto. man Gridmaxas po 3 dienų kažkaip susinormalizavo, reiškia, rytais išeini į tualetą 2-3 kartus, kol pusryčiauji, kol ruošiesi, o taip, ten reiškia atsikeli ir išgeri vandens karšto. Aš dažniausiai geriu į vandenį šiltą įsidedu šitą Gridmaxo, Fleximaxo. Šitą įsidedu, arba jeigu neturiu, tada Macho Manas rytais mano, ta prasme. Kur tu įsivedė į vandenį? Jo, į šiltą vandenį. Nu, aš ta prasme įsipilu karšto vandens, rytą atsikėlęs. Aš darausi tokias praktikas, ten jogos dar užsiminėti, ir kol aš dariausi pravėsta tas vanduo, reiškia, po biškį atsikėlė ten, pažiūri, kad nebebūtų karštas. Ir ta prasme, tada įsidedi arba Macho Man, arba Fleximax. Ką turiu, ta prasme, būna ten 2 savaitės Fleximaxą geriu, ten pasibaigė, Macho Man pasibaigė, ta prasme, dabar vėl pasibaigė, abu pasibaigė, bet turiu siuntinys grįžti, vėl besipildysiu. Tai va, ir ta prasme, nežinau, taip bevartodamas aš, ta prasme, ir anksčiau kažkokių ligų didelių taip nejutau. Tai reiškia, tik tai man buvo labai senai, sakykime, prieš kokius 25 metus, aš ten pats galbūt buvau prisidirbęs ir man, ta prasme, visą šoną yra
patraukė, kaip sakyti. Kaip su paražavė. Nu, aš taip įvardinu, kad koks jo mikroorganizmas buvo, aš nejutau, ta prasme, nu, labai toks mikro, bet jis vis tiek po visą patraukė, man paliko tas, reiškia, nu, kaip sakyti, iki šiol, jis buvo, kaip užmygęs, kaip sakyti, nu, ir reiškia dabar, Ir visą laiką buvo sutraukta šitiek laiko? nu kaip, buvo jaunas dar, tu prasme, jis truputį patrauktas, tai Taip, tuomet ir gyvenėjai, ta prasme, tai va toks buvo. Dabar bevartojant šios produktus, man kažkaip pradėjo koją labai skaudėti. Prieš 3 mėnesius gerus, reiškia, nežinau, pradėjau ir galvoju, kas čia atsitiko, reiškia, iš tos pusės, iš kelio kitos pusės, pakinklis, ne, čia vadinasi. Jo, čia va, labai, čia ta, kaip ir ta limfa, ta prasme, va čia yra tie limfos, tie taškai visi. Tai va čia be galo pradėjo skaudėti ir aš Valentinos dar klausiu, ką daryti. Nieko sako, čia tau suaktyvėjo. Tai vat ir aš po šiai dienai taip galvoju, tai vat mano pradėjo iškelti, nu, tą slūmino tą kažkada tas buvusią problemą, kurią kaip ir užmiršęs buvau, ta prasme, tai vat ir dabar, nu, man ilgai ir dabar dar, nu, ta prasme, bet dabar leidžiasi į daugiau įkūninimą čia tos sąnariukus, reiškia. Bet dabar jau nėra to skausmo tokio, bet dar jaučiasi. Jeigu koja ne taip pastatai kažkaip, tai gali atrodo, kad įsinorėjo. Skauda pada? Jo, ir dar, nu, ta prasme, man dabar va neskauda nieko, bet jeigu aš lipčiau kažkokiais laiptais ir koją biškai ne taip pastatyčiau, tai, nu, kaip nudėktų ir, ta prasme, ir kažkas ten tvarkosi dar. Tai viduj vyksta darbas. Jo, tai vyksta darbas, tai aš taip irgi suprantu, kad, reiškia, visa mano ta pusė ir tvarko. Tai va, ir dar būdavo, nu, kaip, gal net yra dar, ta prasme, ypač žiemą ar drėgnas oras, tai kojų nugarų nešąla, ta prasme. Kojų šąla ten, ypač žiemą. Oras drėgnas, tai, nu, jeigu tu judi, reiškia, tai normaliai, bet jeigu atsisėdęs sėdi, ramiai ten ilgai ar prie kompiuterio kažkur, tai, tu prasme, šąla kojos. Rankos? Rankos aš irgi manyčiau šąla, bet jos tokios kaip yra, kaip sakyti, tu jų taip nejauti, jos tokios dar viską jamos, tiek jos jų daugiau. Jos gal mažiau jauti, Paklausiu, nes man šąla rankos, kojos ir nosis. Dabar jau rankos atšilo ir nebešąla. Kojos dar šąla ir nosis, jo? Ir nu žiemą ypač nosis. Tai va, man rankos, kojos ir nosis labai šąla. Na tai va, toks pastebėjimas ir aš taip suprantu, kad žmogui viską reguliuoja iš vidaus, nepastebimai. Dabar dar ar? Jo, dabar kažkada irgi čia taip. Visą laiką, o vasarą šalta tau, to galūnėm ar ne? Kojom Prasme, kaip šiltas oras, ne kaip karštas, bet kažkada irgi toks drėgnesnis oras, kad buvau pas save ten prie kompiuterio ir taip jaučiau, jau vakare, kad į lovą lipau, jaučiu, kad tos kojos čia tokios kaip pašalusios biškai. Tai dar yra tas, bet aš manau viskas susitvarkys. Būtent. Sekundę vieną. Tai va, Palauk, iškendriau. Reiškia, Viskas gerai. gerai viskas. Jo, viskas gerai. Tai va, reiškia, ir toliau tokie pastebėjimai, kad labai vyrai galbūt mažiau jautrus yra ir ta prasme, ne taip kaip moterim, kad biškikas vyrai biški suskausta, jie nekreipia dėmesį. Bet toks pastebėjimas, atsakau, kad, nu, kaip aš išvažiuoju su dviračiu pasivažinėti ir vis tiek toksai būdavo ten, nu, kaip kalniukai kažkokie, ta prasme, tai, nu, tu sunkiai jau uždūsti truputį, žinai, ten sunkiau, ten ir kojas jau jaučiasi, jeigu kokį kalniuką. Dabar išvažiavau, tai, nu, kaip
prasme, nei uždusau, nei pavargau, vis tiek iš tų kalniukų ten būna, ta prasme, link šieno ten to, dviračių to takų. Smaką paminėjau, tai paskui galvoju, reikia, kad važiuoju. Bet pats nustebau, jo, ta prasme, kaip tą pajutau, aš kaip apsisukau, galvoju, man reikia atgal taip pat, žinai, greičiau, gal pavariau, taip greičiau, gerai. Ir taip nustebęs pats, kad, reiškia, nei pavargau, nei uždusau, tai toks pastebėjimas. Tai vat aš taip manau, kad tai yra tas, kad tu nejauti, nepastebi, kas tavo organizme dedasi, bet tu vat, toks tvirtėji iš vidaus, reiškia, tai va, paskui sekančią dieną, vakarop irgi išvažiavom ežerą bijoti, smalą. Tai vat aš mašiau tik plaukdavau, aš ten paplaukdavau, bet irgi toks, tai pavargdavau, tai raumenis pavargdavau, tai kažkaip, bet kaip uždusau, dabar irgi taip, plaukiu, skubėmos, uždėti ežerą vaikų, o šio dabar, tai va toks, įsiganau, gal plaukiu, tai va parplaukiu irgi taip, įdomiai. Pavargęs ar, ne, jeigu būtum plaukęs ir pavargęs, būtum išsigandęs, bet jeigu taip pagalvoji, atsisukai, normaliai. Kas čia yra, nes neplaukdavau taip toli ir taip greitai kažkaip. Tai vat, greit dar parplaukiu, nes, Reiškia, randasi energijos ir jo, randasi energijos, tai toks pastebėjimai tokie, reiškia, kad tos energijos turi daugiau. Tai va, ką žinau, o taip, kad būtų man kažkokie ten didelė problemos, kad ten, žinau, kažko. Buvo iš tikrųjų, aš žinau, kad mano yra toks tirštesnis kraujas, reiškia. Jeigu kraujas tirštesnis, tai žmonėms ir gal ir šala kojas, ta prasme, daugiau, aš manau. Tai vat ir dabar nesenai dariausi tyrimus sveikatos medicininė komisija ir man davė kraujo tos atsakymus visus ir ta nežinau, ta gydytoja ar kas tokia, nes aš žiūrėjau, ėjau ten mokama, kur ne polikliniką, tai sako, keistai net padavė tą lapą, sako, jūsų Pirmiausia paklausė, pasakyk. Pirmiausia, jo, sako, kiek jų metų buvo, kodėl tuos metus čia klausimai, ta prasme, paskui pasižiūrėjau, kaip tai, viskas aišku, ir atspausdino tos mano atsakymus, reiškia, ir taip duoda tą lapą ir jūsų atsakymai tobulė, sako, aš neklausau. Tai va, kažkaip keistai. O kraujo dar kokius, dar sakai, o tokiu viskas, kardiogramą darysi? Jo, kardiogramą, ten plaučius, viskas, ką žinau, kaip viskas gerai, ta prasme, tais atsakymais ir jo, bet su tuo, reiškia, ir dabar tas kraujo tirštumas rodo, kad jis jau, nežinau, anksčiau nebuvau įsityręs, bet, reiškia, jis normos ribose, tai galbūt jis normalizavo, prasme, tie produktai. Tai va, tai labai šaunus produktai iš tikrųjų ir, nežinau, vartokim, naudokim žmonės ir būkime sveiki. Taip, oi, ko vanduo net šalda. Nes tos pokyčius, sunku pamatyti, taip, kaip sakyt, plika akimi, kad kažkas, man čia pasikeitė. Jo, tai nėra tokių didelių problemų, kad tas reikėtų pasinaikinti. Tai ir tie pokyčiai taip išlenda ir galvoja, ups, o kas čia dabar? Tai va, man irgi sutakoja, kad išvali iš to. Aš atsimenu, tai važiavom, skridom, sakei, kad kojas skauda, bet kas... tai va čia reiškia buvo tas paūmėjimas. Tai va, jau kokie 3 mėnesiai, bet prasme jos dabar kaip va, sėdžiu mane skauda, bet pavargstas, paskatai, ne taip, kažkaip nueidamas, klipi kažkur vis tiek, tas iki.
tokie mano pastebėjimai, sakykime. Labai smagus pastebėjimai. Labai smagu. Ką žinau, daugiau dar toks pastebėjimas, kaip sakau, kaip mano net nesikirpau apie plaukus, kad, reiškia, aš nežinau, mano tokia nuomonė, kad man kaip po vieną, žinai, plaukai augtų tokie, žinai. Tai po vieną neaugtų, tu dėlis toksai pukelis. Ne, tai va pažiūrėk, kaip toks, aš per veidrodį kaip žiūriu, man atrodo, toks kaip pukelis dedasi. Taip. Bet tokių antenų daugiau išauga dar. Tas pukelis gerokai paūgėjęs, aš dabar matau, kaip pasakėjai. Tai vat ir, nežinau, bandysim atsiauginti plaukus. Tai čia būtų stebuklas. Žinai, atvažiuosiu pas tave dar sveiki. Mes ištiksim. Tai va toks, kaip vis tiek rytą prausiesi, žiūrėk, kažkaip antenų priaugę tokių nebūdavo, tai žinai, tokių. Jo, ir tas pukiukas, ką žinau, ir čia... O tai tavo, tai tu čia žiūrėk, tu čia nenusiskutęs, tau buvo nuklikė tas pakaušis, jo? Ne, man čia buvo, žinai, bet, ta prasme, kažkas ir sakė, kad čia man pradeda daugiau liktis, tamsesnį plaukai, žinai, ir jau, kažkaip, aš pats kai nematau savo pakaušį, bet kad jau daugiau... Ir jie nežymi pasidaro, matai, jie tokie... Tai va, tai toksai. Mano yra kaip tas spalvota, tokia pilka, kaip vadinasi, tokia. Bet tai va, netaugi nežyli. Jo. Dabar man pasakyti. Jo, tai va, toks darbas. Pažiūrėk, mūsų rasą, matai jos plaukas. Mano propėra įsidėjęs. Tai va, tokie pastebėjimai, tai aišku, šaunu labai. Liuks. Tai reiškia, vis tiek tuos, kaip vadinamus svogūnėlius ar tos ląstelės ir gamina, ta prasme. Taip. Jo. Ląstelių maistas ir visas ląstelių visas ir vyksta. Tai va, tokie pastebėjimai. Labai gerai, labai smagus pastebėjimai. Mes, kadangi su Andriu palaikysim ryšį toliau, tai informuosim visus, pasakosim, lauksim Andrius atjaunėjimo. Aš nežinau, kaip žmonės, pavyzdžiui, kaip aš gyvenu, pats savęs žmogus nepastebi, žinau, bet iš tikrųjų, kiti atvažiuoja, sako, kas tau yra, toks, taip, energingas, jo kažkoks, man sako. Aš tai girdėjau, kad Andriu žydė, sakė. Aš vakar skambinu klausiu, sako, Andriu, tu žydė, sako, nežinau, sako, tai nežydžiu. Šiandien atvažiuoju, kur aš žmogus žydė, akis žiba, pilnas energijos, veidas šviesus, žodžiu, pokyčiai akivaizdūs. O šiaip, sakau, atrodo gyveni kaip ir gyveni, nei žydė, nei ką. Tai aplinkiniai mato žmonės, tavo išvaizdą, tavo tą žydėjimą. Pats, ką žinau, atrodo, diena iš dienos tas pats ir viskas. Svarbiausia patiem būti geros nuotaikos, geros energijos, tikėti, kad padeda, nes iš tikrųjų padeda šitie produktai, akivaizdu, jie vis tiek kažką daro. Jie daro. Šitie produktai iš vis čia nekoks nestebuklas, jeigu taip giliau pasikapščius, aš tai vadinu 21 amžiaus stebuklu, todėl kad tokių produktų nebuvo iki šiol visam 20 amžiuje tokių stebuklų nebuvo tokių produktų, bet jau geriau pasikapstyti, tie produktai yra skirti žmogaus imunitetui. Tai va, žmogaus imunitetas yra stebuklingas, nes jisai gauna pastiprinimą iš šitų produktų ir tada užsiveda dirbti ir tada eina viskas kaip iš pypkės. Tie sūmėjimai parodo, kokios ligos pas jūs gyvena ir kažkada jos šaus į viršų ir bus vis tiek, kada nors ar tai, vis tiek, kada nors žmogus suserga. O šitie produktai padeda žmogui nesirgti, kai slūmina problemas, jos išlenda, imunitetas parodo, kokios ligos yra pas žmogų ir paskui jas panaikina ir tų ligų nelieka. Turim daug gerų pavyzdžių. Jo, tai iš tikrųjų dar, man, kaip sako, ir užmiršti, man būdavo anksčiau refliuksas ir tai jis labai rūgštis atkildavo. Dabar, O kiek laiko praėjo?
toks pasijunta kažkas, bet jeigu tu prisivalgai iš vakaro kažką daug, daugiau prisivalgai ir neini miegoti, reiškia, išgeri Grinmakso, bet vis tiek prisivalgęs, po to Grinmakso išgeri ir neini miegoti, rytą atsikeli biškį, toks, bet ne rūgštis, kažkas tokio jaučiasi, reiškia, kad tu pilnas prisivalgęs, tas maistas vis tiek stovis. Bet va toks ir yra. O anksčiau rūgštis buvo kokia labai stipri? Jo, labai jau. Aš ir pagalbės pirkau aukštesnės, ten ir pas gydytojus, net jo, net mintis buvo operacija kokia tai darytis, ten tos diafragmos. Bet kaip... Dabar neverta minčių. Jo, nebėra dabar, tik nėra rūgšties tos. Ne, dabar mintis yra, kad, reiškia, neprisivalgyti vakare, kažkodėl, nežinau, ar nuo to darbų nuovargio, ar kažko nori, matyt, nusiraminti, aš manau, vakare prisivalgai. Tai dabar... Bet aš savęs toks valgytojas, ką tu čia dabar? Ir dabar... Nu, ko tu riešutų pavalgai nakties, o ko? Sunkaus maisto, o tau nėra tokio, kad atsilieka tavo organizmas, ko tu nori? Tai dabar pradėjo jau aš tiesiog, ką žinau, net nenori, kaip sakant, mes aplamai mažiau valgytum, visi rekomenduoja, nes, pavyzdžiui, šiandieną valgęs aš... Neatsimenu. Ne, iš ryto, nežinau, pomidorą su duona suvalgiau ir paskui mieste kavos su keliom bandelėm, viskas šiandien. O vakare valgysi? Tai va, tokį sekmadienį, ta prasme, aš buvau bažnyčioj, savo kunigą, jis ir sako, sekmadienį biškį įsikravo, ta prasme, nors mažiau, ta prasme, valgyti. Andriau, yra toks, kad atsirenka organizmas, kad jo, yra maisto, kad tu, pavyzdžiui, nebenori. Net aš supratau, kaip vakarais prisikimšdavau anksčiau, ne, tai dabar, ta prasme, tu galbūt norėtum prisikimšti, bet kažkaip tavo protas jau sako, kad tau rytais biškai bus, tas toks, negerumas, bet ne refliuksas, toks, reiškia, negerumas kažkaip net nenori. Tai va, aš šiandieną irgi daug nevalgęs, aš, pavyzdžiui, nenoriu. Aš dabar valgyčiau. Jo, gerkim po karštį vandenį. Jo, kad... Vartojant šitos produktus nepamirškim gerti po karštį vandenį, tada procesai gydymo jis dar mikliau, negu kad ant tuščio juos geriant. Nu, aš iš tikrųjų dar užsiminėjau jogą. Ir tokia, užsiminėjau jogos kvėpavimo praktiką, kurios duoda energijos dar. Kiekvieną rytą aš darausi kvėpavimo praktikas. Tai jos iš tikrųjų, ta prasme, būna, kad ten rytą įsikelia, ten nemėgustas, ten kažką, ar ten iš vakaro prisivalgęs, tai pasidarai tas praktikas ir tiesiog apsigauni. Tai va, rekomenduoju irgi, ta prasme, nes iš ko žmonės energiją gauna. Iš tikrųjų, tai ne tik ir valgydami gauna energijas, bet jeigu mes prisikemšame maisto nesveiko kažkokią, kaip dažnai mėsų, ten visokių energijų daug dar, tai va, ir tu tą energiją užslopini tiesiog per daug prisikimšdamas. Tai va, tiesiog reikia žiūrėti mitybą labai. Jo, reikia žiūrėti mitybą, reikia žiūrėti gėrimą. Karšto vandens reikia naudoti International nereikia, bet rekomenduojama labai sveika. Labai sveika. Tai produktai darantis stebuklus. Ačiū, Andriau. Ačiū. Ačiū tau už interviu.